šitą. Dalį pamokslo darbę parašiau, tai radau atsispausdinau, tai taip net keista, gali pasimesti. Tabletė geriau, tai praeina ir viskas. Buvo toks nuostabus rytas, po ilgą laiką pamokslavau rytinį bažnyčią ir Dievas padarė nuostabių dalykų. Šventoji dvasia taip stipriai veikia, kad keletas žmonių buvo pripildyti šventąją dvasią, gavo šventosios dvasios krikštą. Žmonės priėmė Kristų ir tikrai, taip džiaugiuosi, kaip savimi buvau tam patyręs tokį džiaugsmą, kai žmogus priima Kristų. Ir tikrai čia pilna žmonių visi reikiavo priekį ir meldžiausi žmonės ir šventa dvasia taip stipriai veikia, kad dar nesu to taip patyręs, kad už ką besimeldi, šventoji dvasia tai padaro kažką ir pasako kažką ir žodžiu buvo tokia jėga. Ir svarbiausia, kad nauji žmonės atėjo, iš karto priekį priėmė Kristų ir tokia jėga. Ačiū Dievui. Sakau, kiekvieną kartą, kai pamokslauju apie šventąją dvasią, kažkas vyksta. Ir šį vakarą noriu pamokslauti apie šventąją dvasią. Ačiū Dievui. Meldžiu Viešpatie, kad Tu paruoštum mūsų širdis, kad mes su minkštom širdim dabar pas Tave ateitumėm klausyti žodžio. Viešpatie, kad mes sugebėtumėm priimti šitą žodį, Viešpatie, būtent atviri Tavo. Kai nepatogu, Viešpatie, šauktis Tavęs ir atgailauti prieš Tave, Viešpatie. O kai patogu, tai džiaugtis Tavyje, Dieve, taip pat. Meldžiam Viešpatie Tavo išminties, kad mes būtumėm pakankamai protingi klausyti dabar, ką Tu mums šnekėsi. Ir ne tik klausyti Viešpatie, bet kad būtumėm ištvermingi vykdyti tai, ką mes girdėsime iš Tavo šį vakarą. Tavo visa šlovė ir garbė te būna, Viešpatie. Ir tikrai, Dieve, jeigu Tu nori, kad aš nieko nesakyčiau, aš nieko nesakysiu. Nieko daugiau nenoriu taip stipriai kaip Tavęs šį vakarą, šventoji dvasia. Kad Tu darytum darbą, o ne aš, Viešpatie, nes aš nemoku. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Žinot, visą laiką yra keista žmonėm, kai aš pamokslauju kiekvieną sekmadienį ir tikrai esu ten važiavęs, tai kad pamokslauju tik 3 metų, bet iš tiesų kitiems jau susidaro toks įspūdis, kad aš jau nebeturėčiau bijoti nieko, visai nesijaudinu, bet man visą laiką yra jaudulys stovėti prie žmonės ir pamokslauti, net jeigu jums taip ir neatrodo. Ar rytiniai bažnyčioje, ar čia savo šeimoje, ar treningus vesti darbe. Visą laiką prieš kiekvieną kažkoks jauduliukas yra, ir aš net kartais galvoju, jie mato, kaip mano rankos dreba ar ne. Bet žmonės sako, kad aš tarsi visą tai natūraliai darau, bet viduje pas manęs visai kas kita. Bet žinot kodėl? Ne dėl to, kad aš kažko paniškai bijau, bet dėl to, kad jūs galit pagalvoti, kad dabar aš pamokslausiu Dievo žodį. Ne šiaip kažką. Teplė. Bet Dievo žodį, čia bus Dievo žodis. Jeigu tu nei kiek nesijaudini tai darydamas, tai aš nežinau tada, kas su tavimi yra. Bet rankoj laikai Dievo žodį. Pamokslausiu Dievo žodį. Jo tiesa, aš esu dabar prieš jūs ir aš jums noriu atiduoti Dievo žodį. Ir tai yra daug, tai nėra šiaip kažkas. Ir dėl to aš vis kažkaip grįžtu prie to paties prieš kiekvieną pamokslą ir sakau, Dieve, bet čiagi bus tavo žodis. Čia ne mano, čia ne šiaip anekdotą kažkaip pasakyti. Bet čia to, kuris sukūrė tavo akis, tavo pirštus padarė visus skirtingus, tavo juoką davė visai skirtingą nei kito žmogaus. Viso pasaulio kūrėjo mintis
pabandysiu perteikti jums. Ir tai yra kažkokia tai atsakomybė, tai nėra tik šiaip kažkas. Ir aš noriu, kad tikrai mes ir kiekvieną kartą tai imtumėm taip rimtai, jeigu mes ir skaitom žodį arba kažką pasakome apie Dievą, kad mes suprastumėm to rimtumą. Nes tai nėra tik kažką politikuoti arba ginčytis dėl kažko, o čia yra Dievo žodis, čia yra šventas Dievo žodis, nuo kurio mūsų išgirdimo ir paklusimo jam priklausys mūsų tolimesnis gyvenimas ir tolimesnis krikščioniškas kelias. Ir aš vėl noriu tą patį sakyti. Kai aš išverčiau to Ylimo organizacijos šitos tikėjimo deklaraciją, ko mes tikim į lietuvių kalbą, aš pajutau, kad tame yra jėga. Ir aš vis paskaitau garsiai, išpažįstu į dvasinį lygmenį, kuo aš tikiu, net kai man yra sunku kažką suvoktame, kuo aš tikiu, aš vis tiek deklaruoju tai, nes aš galvoju, kad tai yra labai svarbu. Tikėjimu išpažinti tuos dalykus. Ir jūs galite patikėti, kad aš net buvau apsiėmęs pamokslauti apie šventąją trejybę, kur atrodo, man dar tikrai toli gražu iki to, kad aš galėčiau nors kažkiek biškį pakrapštyti tą, sampratą, kas yra ta šventoji trejybė. Ir jeigu pamenat, aš sakiau, kad vienas toks teologas yra pasakęs, kad jeigu šventąją trejybę tu pašalinsi iš savo tikėjimo, tai tu neteksi išgelbėjimo. Bet jeigu tu ją norėsi iki galo suvokti, tu prarasi protą. Tu neteksi proto. Ir aš iš tikrųjų šiandien tiesą pasakius, kad žinot, bet prisimenu, ką aš pamokslavau apie šventąją trejybę. Nes praradau protą, visgi pabandžiau įsigilinti į šventąją trejybę. Bet aš tą vakarą padariau tokį vieną įdomų dalyką ir man šventoji dvasia ir vėl tą iškėlė, kad aš pasakyčiau šiandien. Tiesiog priminė man, kad aš atsisukau tada į šventąją dvasią ir aš sakau, šventoji dvasia, aš nenoriu tiesiog perskaityti kažkokį žurnalą krikščionišką, kažkokį straipsnį krikščionišką, kas yra šventoji trejybė. Ne, aš noriu, kad tu man iš dangaus duotum tai. Aš nenoriu tiesiog kito žmogaus minčių. Žinoma, tai yra gerai, bet aš noriu tai gauti tiesiai iš Dievo. Ir aš prašiau, kad gaučiau tai iš Dievo. Ir aš tada pamenu taip, man šventoji dvasia tarsi tokį vieną vardą davė. Žiūrėk į Jėzų, žvelk į Jėzų. Ir aš tada taip vis pagalvoju apie Jėzų, galvoju, jo, tai Jėzus taip pat, šventoji trejybė, bet vis dar nesuvokiu. Ir tada šiaip kažkokį pamokslą įsijungiau, visai ne į tą temą. Ir pastorius tenais pamokslavo, sako. Ir Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir tada man taip, ir aš taip kažkaip, ir tarsi man nušvito viskas. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis yra trys, Jėzus yra trys. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra kelias pas tėvą. Šventoji dvasia yra tiesa apie tėvą. O tėvas pats yra gyvenimas. Ir žinot, šiandien mes galim turėti gyvenimą, bet mes galim tiesiog atmesti kelią. Ir tada mes prarasim tą gyvenimą. Taip pat žinot, kad gyvenimas labai mažai ir neilgai tęsiasi, jeigu mes nežinom tiesos. Ir nelabai kokybiškas tas gyvenimas. Taip pat tu gali žinoti visą tiesą apie kelią. Tu gali žinoti visą tiesą apie kelią. Bet atsisakyti eiti tuo keliu. Fariziejai žinojo visą tiesą. Bet jie nenorėjo to pripažinti ir jie nenorėjo eiti tuo keliu. Bet jeigu mes neeisim tuo keliu, mes nepatirsim gyvenimą, kurį tėvas mums duoda. Taip, kad visi šitie trys, jie tarsi gali atskirai dalyvauti, bet kai jie yra kartu, tai yra tobula. Kai tu eini keliu žinodamas tiesą, tu gauni gyvenimą. Taip pat ir šventoji trejybė, bet užteks laužyti protą. Palikim šitą ramybę, kad ir kaip yra įdomu.
Šią savaitę ir vėl, sakai, žmona pasikir nori. Šią savaitę aš baigiau vėl šitos kursus, pirmosios pagalbos, bet man tik tais visai nesenai dašuto, kad ten Dievas kalbėjo per tos video. Ir tikrai nuostabus dalykas, turėjo tą tokį nors mažą įsilavinimą tame. Ten rodė tokius video. Ir po kiekvieno video ten buvo tokios eilutės. Paprasti dalykai gali išgelbėti gyvenimą ir gyvybę. Taigi paprasti dalykai gali išgelbėti gyvybę. Aš turėjau pažiūrėti šis video, kad jau kažkiek pradėčiau taip, susimastyti, kad Dievas man čia kažką lygiai nori pasakyti. Ir iš tiesų, šiandien aš noriu šnekėti apie rimtus dalykus. Bet būtent šitie dalykai, jie gali išgelbėti gyvybę. Kažkam iš mūsų čia esančių šitie dalykai atrodys labai paprastai. Kitiem gal jie bus kažkiek labiau sudėtingi, bet jie gelbsti gyvybės pasaulį, ką mes esam pašaukti. Ir tai jau 100%, kad šitie dalykai grąžins mums gerumą, jeigu mes tai vykdysim, grąžins mums meilę tarpusavyje, grąžins mums džiaugsmą, grąžins mums ramybę, ištvermę, malonumą, grąžins mums ištikimumą, grąžins mums švelnumą ir grąžins mums susivaldymą šitie dalykai. Dabar mes perskaitysim, kuo mes tikim. Mes tikime šventosios dvasios dievybę, kuri ateina iš Dievo Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus. Mes tikime šventosios dvasios svarba ir darbu apkaltinant dėl nuodėmės, vedimu į atgailą, atnaujinimu ir šventinimu. Mes tikime Jėzaus Kristaus pažadu iš šventosios dvasios krikštą, kuris seka įvairūs ženklai. Mes tikime, kad po šventosios dvasios krikšto tikintysis įgalinimas bažnytiniai tarnystei, Evangelijos skleidimui, šlovinimui ir žmonių tarnystei. Tuo mes tikim. Ar tikrai mes tuo tikim, ką aš čia dabar perskaičiu. Atsiverskim Jono Evangelijos 16 skyrių. Jono Evangelijos 16 skyrius ir skaitysim nuo 7 iki 13 eilutės. Jono Evangelija 16, 7, 13. Parašyta šitaip. Bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu. Nes jei neišeičiau, pas jūs neateitų guodėjas, o nuėjęs jį jums atsiųsiu. Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi. Dėl teisumo, kad aš pas tėvą einu ir jūs manęs daugiau nebematysite. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis yra nuteistas. Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti. Bet kai ateis ji, tiesos dvasia, arba dvasia, kuri įveda į tiesą, jūs jį įvesi visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš, kas dar turi įvykti. Taigi jisai sako, kad jums yra daug geriau, jeigu aš išeinu. Aš sakau tiesą, aš galvoju, Kristus greičiausiai visada sako tiesą. Ir tada aš jums atsiųsiu guodėją. Ta dvasia, tas guodėjas, jisai įtikins pasaulį dėl nuodėmės, jis įtikins pasaulį dėl teisumo ir jisai parodys Dievo teismą. Šventa dvasia, tai čia Kristus šneka apie šventąją dvasią. Ir žinot, šiandien mums taip to trūksta, nes mes labai dažnai atsimušam, kai mes šnekam su žmogum, kuris neturi Dievo, su žūstančiu žmogum.
Mes tarsi atsimušom į sieną. Mes jam skelbėm Evangeliją, taip tarsi esam mokomi, mes tarsi žinom, kad mums reikia tai daryti, bet mes užmirštam pagrindinį elementą mūsų skelbime ir apskritai mūsų gyvenime. Nes žinoma, be šventosios dvasios tai net neverta susitikti. Jeigu šventosios dvasios nėra susirinkime, tai mes veltui gaištam laiką. Jau kaip kelintą kartą sakau. Šventoji dvasia yra pagrindinis elementas mūsų tikėjime. Ir tiesą pasakius, mes net negalim tikėti, jeigu mes neturim šventosios dvasios. Mes tikėjimu išpažįstam tik per šventąją dvasią. Pati šventoji dvasia mums liudija, kad mes esam Dievo sūnūs. Taip yra Biblijoje parašyti. Be šventosios dvasios mes negalėtumėm tikėjimu išpažinti, kad Kristus yra viešpats. Šventoji dvasia tai daro. Šventoji dvasia ateina ir įtikina mus dėl nuodėmės. Šventoji dvasia ateina ir įtikina mus dėl teisumo. Ir šventoji dvasia mums ateina ir mums papasakoja apie Dievo teismą. Ir šiandien šita vieta, kai mes ją skaitom, tai jinai nėra praktiškai skirta mum, bet tai yra skirta žmonėm, kurie gyvena pasaulyje, kurie yra ne su Dievu. Tai yra tarsi mums formulė, ką mes turėtumėm daryti ir į ką mes turėtumėm remtis. Ir tai yra ne vien tik tais, kad mes žinom, kaip skelbti efektingai Evangeliją. Tokio dalyko nėra. Nėra tokio dalyko, kaip efektingai skelbti Evangeliją. Nėra tokio dalyko, kaip profesionalus pamokslautojas. Dievui nereikia profesionalaus pamokslautojo. Dievui reikia tiesiog žmogaus. Dažniausiai profesionalus pamokslautojas net nesirišia remtis į Dievą, nes jisai pats viską gali. Ir šiandien kiekvienas iš mūsų galim sukurti belę kokį pamokslą. Arba mes galim visą pamokslą nurašyti iš kažkokio tai straipsnio, bet ten nebus jokios jėgos, ten nebus šventosios dvasios. Kad ir žodžiai gražiai skamba, kad ir išmintis lėjas per kraštus, bet jeigu ten nėra šventosios dvasios, tai taip pat kaip ir meilė, jeigu nėra pasiaukojimo vienas už kitą, tai mes esam tik tai skambantis timbolai. Lygiai taip pat ir su pamokslavimu arba skelbimu Evangeliją. Jeigu ten nėra to pagrindinio elemento, tai veltui tu gaišti laiką. Vis kiekvienas iš mūsų esame atsimušę į tą sieną, kai šneki su žmogumi ir jisai Dievas vienas labai dažnai sako, ir aš taip mintise visą laiką pagalvoju, tai taip, tikrai vienas, bet tu nesi su tuo Dievu. Bet mes atsimušom į tą sieną. Ir šiandien mes šitas eilutes, tie, kurie jau seniau Biblijoje, kurie skaitėm šitą eilutę gal kokį 1000 kartų, mus pažadintų iš miegų vidury nakties ir mes galėtumėm pacituoti šitą eilutę. Šventoji dvasia ateina apkaltinti pasaulį dėl nuodėmės, apkaltinti pasaulį dėl teisumo, parodyti teisumą ir parodyti Dievo teismą. Gal eilučių nepasakytumėm, bet kiekvienas iš mūsų greičiausiai pasakytumėm, Jono Evangelijoje yra tokia eilutė, kad atsiųs mums guodėją. Ir galbūt čia yra didžiausia problema, kad mes galime cituoti eilutes, bet mes užmirštam tas eilutes aprengti save tom eilutėm. Ir pradėtas eilutes naudoti mūsų gyvenime. Nes viena yra cituoti, o kita yra gyventi to, ką mes cituojame. Ir taip, mes galim pasaulyje būti atstumti dėl to, bet aš pamenat, buvau čia penktadienį, sakiau, yra toksai posakis. Jeigu nori būti naudojamas, tai turi būti pasiruošęs būti nubrozdintas. Angliškai geriau skamba. Rimuojas. Jeigu nori būti panaudotas Dievo, tu turi būti pasiruošęs būti nubrozdintas. Arba atstumtas. Bet čia žmonės ir prasideda tas gražusis elementas, kuris yra šventoji dvasia, pradeda savo darbą, kai tu esi pasiruošęs būti nubrozdintas. Nes Dievui reikia tavo pasiaukojimo ir atsidavimo jam. Nes žinot, tiesą pasakius, jeigu kaip skambam mes, kai mums nereikia to guodėjo, to šventosios dvasios, mums iš tikrųjų nereikia ramintojo, jei mes ir patys išliekam ramus visada. Mums nereikia padėjėjo,
jei mes neturime jokių problemų. Nu ką mums reikia? Mums nereikia gynėjo, jei mūsų niekas nepuola, arba mes patys galime apsiginti. Mums nereikia gynėjo. Mums nereikia tarpininko, šventoji dvasia yra tarpininkas. Jeigu mes ir patys mokam melstis poetiškai, gražiai, galingai, ir mes puikiai patys mokam išmintingai šnekėti Dievo išminti rodyti. Mums nereikia stiprintojo, jei mes patys turime jėgų. Ir mums nereikia atramos, jei mes turime visus pasaulio pečius, kur galim padėti galvą. Mums to nereikia. Ir dažną kartą krikščionis taip ir gyvena. Tarsi rodydamas visam pasauliu, kad jisai pats viską gali. Ir labai dažnai mes vienas prieš kitą taip pasirodo. Ta šventoji dvasia mane ragino šį rytą pasakyti, vis dar jaučiu raginimą, kad šventoji dvasia negali daryti darbo tarp žmonių, kurie yra susiskaldę. Šventoji dvasia to nedarys. Jeigu kūnas yra susiskaldęs ir žmonės, broliai ir sesės vienas kito nemyli, tai šventoji dvasia nedaro darbo tarp mūsų, nes iš tiesų pagalvokim, kai Kristus mums sako, mylėkit vienas kitą, ir mes to nedarom, ir mes nesistengiam mylėti. Čia reikia pastangų įdėti, meilė reikalauja pastangų, bet mes jų nededam ir mes tiesiog netgi prieštaraujam ir nusisukam nuo to žmogaus. Tai kaip mes galim prašyti Kristaus dvasios, kad jinai darytų mums? Tai yra tiesiog nelogiška. Jeigu Kristus nesiūs savo dvasios ten, kur jo įsakymų nieks neklauso, kur jo įsakymų nieks nenori vykdyti, ten šventoji dvasia nejudės. Taip, šventoji dvasia atlieka be galo daug funkcijų, bet būtent to cinkelio bažnyčiai nebus. Kad šventoji dvasia nebus vaisių šventosios dvasios. Mes pasirinksim vienas kito nemylėti. Taip pat aš girdėjau, taip galingai man iki šiolei skamba, galvoja, kad jeigu mes žvelgiam į savo sesers ar į savo brolio vargą, tai pro akis tarsi, į naštą jo, tai pro akis ir mes net nepasiūlom jam pagalbą savo, o turėtumėm. Tai tas abejingumas brolio ir sesė yra tolygu neapykantai. Tai yra lygiai taip pat kaip nekęsti. Nes kaip mes galim sakyti šitaip, kad mes mylim jį, bet prieš visus sakyti, kad mes jį mylim, bet taip tiesiog, ignoruoti jo naštą. Šventoji dvasia ten nieko nedarys. Šventai dvasiai skaudu, kai mes vienas kitą nemylim. Šventoji dvasia yra asmuo. Vėliau papasakosiu liudijimą, kaip šventoji dvasia yra tikrai asmuo. Taigi šventoji dvasia ateina į pasaulį dėl to, kad Kristus išėjo iš jo. Ir tai yra pažadas į kiekvieno krikščionio gyvenimą, į kiekvieno tikinčiojo gyvenimą, kad šventoji dvasia, tai yra pažadas, o Dievo pažadai yra taip ir amen. Kad jeigu Jisai mums pasakė, kad aš atsiųsiu savo šventąją dvasią, atsiųsiu savo guodėją, tai reiškia, mums jo reikia. Tai reiškia, mums jo reikia kaip oro. Nes jeigu Kristus taip nebūtų sakęs, tada mums jo nereikia. Gal reikia kažkam, o kitam nereikia, bet Kristus, jeigu Jis pasakė, kad mums reikia guodėjo, kad mums reikia sutvirtintojo, kad mums reikia to, kuris apreiškia ir ves mus į visą tiesą, į pilną tiesą, ir primins mums tai, ką Jisai mums moko, Kristus. Reiškia, tai yra taip svarbu. Ir šiandien aš noriu papasakoti, kaip mes turėtumėm laikyti tą santykį su šventąja dvasia. Ir šventosios dvasios šitos 3 funkcijos, ką reiškia mūsų gyvenime, kai mes skelbiame Evangeliją kitam žmogui. Taigi pradėkime nuo pradžių. Šventoji dvasia apkaltins pasaulį dėl nuodėmės. Dėl nuodėmės, nes pasaulis netiki. Ir taip, tai yra viena iš baisiausių nuodėmių – netikėjimas. Netikėjimas į Kristų tai yra nuodėmė. Ir Jisai apkaltins dėl netikėjimo. Šventoji dvasia ateina parodyti, kad tu esi neteisus. Ir šiandien mes pasaulyje matom tokius dalykus.
Kaip kad aš nieko čia blogo nedarau, nes ir kiti tai daro. Fabrike žinot, ką daro žmonės? Ryja, ananasus, sauja, mėlynės, braškės, šienauja. Žodžiu, nuo linijos ima tiek tokiais kiekiais, kad kartais pritrūksta užbaigti užsakymą. Bet kai aš ateinu prie jų, sakau, ką tu čia darai? Taigi persivalgysi. Man sako, bet tai žiūrėk šitas, tai iš viso ten 5 burnoji turi. O aš čia tik vieną. Bet ir žinom, pasaulis taip yra, jis kaltina vienas kitą ir jie net nesijaučia dėl to kalti. Ir mes kaip žmonės, mūsų nėra pareiga žmogų apkaltinti. Tai nėra mūsų pareiga ateiti prie žmogaus ir jį apkaltinti. Šito pareiga yra šventosios dvasios. Tai padaryti yra šventai dvasiai. Mes galim kaltinti vienas kitą, bet kaip kaltinti? Su meile. Mes galim vienas kitam parodyti tiesą su meile. Mes galim net atmesti vienas kitą ir sakyti, tu čia taip neteisingai sakai, ir jeigu tu čia taip toliau darysi, tai bus nelabai gerai, tai bus blogai. Ir net mums yra paliktas įsakymas, kad su broliu, kuris gyvena nuodėmėje, mes galim su juo net nebendrauti. Kad jis susigėstų. Vėlgi matot, kad jis susigėstų. O su pasauliu yra viskas kitaip. Pasaulį kaltins Dievas. Pasaulį kaltina jų pačių netikėjimus. Ir mes nesam, mūsų misija nėra ateiti ir kaltinti pasaulį. O, žinai, tu čia ananasą valgai. Čia yra žiauriai blogai. Šventoji dvasia tai padaro. Jeigu mes laikom artimą ryšį su šventąja dvasia, pasaulis, žmonės, kurie net nėra Dievo, jie pajus tai. Jie tikrai tai pajus. Kad įsiaiškinti, ką reiškia kaltinti, mes turim po pirmo suprasti, ką reiškia nekaltinti. Ką tas žodis priešingai reiškia. Tas kaltinimas tai nereiškia, kad man dėl kažko yra gėda. Tas gėdos jausmas, tas sąžinė tokia trumpam prabunda. Tai nėra šventosios dvasios kaltinimas. Tai nėra kaltinimas. Taip pat tai nėra šventosios dvasios kaltinimas, kai tu stovi teisme, tu bijai to teismo. Tai nėra šventosios dvasios kaltinimas. Šventosios dvasios kaltinimas turi, žinot, kokį elementą? Dievo gerumą, Dievo grožio. Šventoji dvasia, kai kaltina žmogų, jis yra veikiamas tos šventosios dvasios ir jisai nori atgailauti, nes jisai pamato, koks Dievas yra gražus. Žinot, kaip Izaijas atsistojo, 6 skyriui Izaijo pranašystė atsistojo ir sako, vargas man, sako, man vargas, nes aš esu žmogus su nešvariom lūpom ir aš vaikštau tarp žmonių su nešvariom lūpom. Miręs aš žmogus, vargšas aš žmogus, nes aš mačiau Dievą, gyvą Dievą, sėdintį soste. Tai jisai pamatė jo didybę, jis pamatė jo šventumą, jis pamatė jo teisingumą ir jį apėmė iš karto tokie jausmai. Jisai pats save apkaltina, jisai sako, vargšas aš žmogus, nes mano lūpos nešvarios. Aš dar galvoju, Izaijas, taigi jis pranašas. Lūpos yra visų nešvarios. Kad šiandien mes sugebėtumėm suvaldyti liežuvį, suvaldyti savo lūpas. Taip pat žinot, kaip Jozapas irgi bėga nuo faraono žmonos, nori įsitempti lovą ir jisai bėga nuo jos ir jisai sako, kas galėtų tokią piktadarystę padaryti prieš šventą Dievą, kas gali prieš jį padaryti šitokią nuodėmę. Nes jis yra apkaltintas to, ar Izaijas, jisai stovi, jisai yra apkaltintas šventosios dvasios, jisai mato Dievo šventumą, jis mato Dievo grožį, jisai apkaltina save. Ir iš karto seka atgaila. Vargšas žmogus, kas man padėsi tada? Ateina, nuplauna į lūpas, paliečia jo lūpas. Turi sekti atgaila, tai turi atgailos motyvą, tas kaltinimas. Tai nėra tiesiog, tu čia negerai darai. Taip pat kaip aš anksčiau galvodavau prie mane žmonės, kodėl čia keikis, kokią teisę turi prieš pastorių keiktis. Bet kas aš toks esu per vienas, kad jie prie manęs turėtų nesikeikti.
arba kažko blogo nedaryti. Jeigu aš turėčiau artimą santykį su šventąja dvasia, tai jie būtų apkaltinti to. Žinot, aš noriu jums papasakoti, kaip buvo mano draugai tokiam vienam, kai jis atvyko pas mūsų Peterborą, jis tik ką įtikėjo. Jis pradėjo maželiai suprasti, koks Dievas yra gražus, koks Dievas yra šventas ir kaip yra nuostabu jo sekti. Jis atvyko pas mane, jam reikėjo mašiną taisyti. Kai jis sutaisė tą mašiną, mes po to ėjom kavos kartu su juo. Ir aš gavau šventosios dvasios, kad man jam reikia tai pasakyti. Draugė, tu atvėjai čia ne mašinos taisyti, bet kažkas kitas. Jis taip galvą nuleido ir sako, Ir aš tada jam vėl gavau šventosios dvasios, bet tu turi priklausomybę. Ir jis sako, jo, turiu. Ir jis pradėjo taip nušaroti. Bet ten įvyko kaltinimas iš šventosios dvasios. Ir ne tai, kad kaltinimas kažkoks, bet tai buvo šventosios dvasios įsikišimas į tą situaciją ir jisai negalėjo daugiau to slėpti, jisai norėjo tai atverti. Ir kaip šitą istoriją nuostabiai baigėsi, kaip šventoji dvasia sugeba veikti žmonių gyvenimuose. Tai aš sakau, draugė, tai nėra tu, tai nėra originalusis tu, tai nėra tai, ką Dievas sukūrė. Tai yra kažkas, kas tavęs nekenčia ir nori tave pražudyti. Mes šiandien tą šėtoną ištrauksim iš tavęs ir mes meldėmės su juo. Ir aš dar kartelį įsitikinau, kad šventosios dvasios veikimas nėra pasiremtinas jausmais kažkokiais. Ar kažkokiom tai emocijom. Tai yra faktas, kad šventoji dvasia veikia ir mes turim tuo tikėti. Mes negalim remtis kažkokiais jausmais, ten kažką nusipurti, nukrenti, dar kažką. Ne. Mes negalim tuo remtis, šventoji dvasia veikia labai tyliai, bet veikia, bet galingai. Ir mes su juo pasimeldėm ir nieko tarsi neįvyko. Bet aš pamenu jam, taip sakau, Krisai, tu negali būt tuščias namas. Tu turi parašyti šventosios dvasios, kad tai užpildytų, nelik tuščias. Ir mes su juo pasimeldėm ir aš sakau, saugokis. Ir jis vyko atgal į savo namus ir aš pamenu grįžtu namo kažkur apie 9:30 vakaro ir aš einu į namus, nes aš anksčiau turėjau tą pačią priklausomybę ir mane šėtonas taip iš karto suėmė, taip tokia neapykanta iš jo, tokia pajutau, tarsi ką tu čia padarysi, mano atseit vos ne, ten jo yra tas mano draugas. Ir jis man taip, iš karto tokią mintį galvoja, eik ir padaryk tai. Ir aš tada taip pamenu, suspaudžiu kumščius ir sakau, ne aš, bet tas, kuris gyvena manyje, tau sako, iš čia, eik, dink iš šitų namų. Ir aš pamenu, dar man taip stipriai galvą pradėjo spausti, taip skaudėti pradėjo iš nieko. Sekundė gerai, sekundė jau blogai. Ir aš tada pamenu, nuėjau pas Robertą į kambarį ir sakau, negaliu mane ir vėl porą tas pats, vėl tarsi tos pačios negeros mintis ir viskas. Tada Robertas sako, gulkis čia, vis tiek vėluoja namigoti. Ir man eina užmigti, aš pamenu, galvoju, kodėl man eina užmigti, tarsi kažko reikia dar padaryti. Aš paimu telefoną ir rašau tam draugui savo žinutę. Sakau, jeigu dabar tave šitas šėtonas suėmęs yra, tu jam sakyk šitos žodžius. Ne aš, bet tas, kuris gyvena manyje, tu sako, palik mane ramybėj, dink iš šitų namų. Ir tau padės, nes man padėjo. Ir jūs žinot, kas vyko, tada pirmadienį aš ateinu į darbą ir mano draugas ateina link manęs ir aš matau visi toks įsigandęs kažkiek ir tas matos akis sudrėkusios. Jis sako, aš tau turiu kai ką pasakyti galingo. Jis sako, aš grįžtu namo po 9:30 vakaro. Ir mane šėtonas, sako, fiziškai suėmė, taip už kaklo, tarsi smaugia ir vėl tos mintis eina, daryk taip, tarsi smaugia. Ir jisai klykt pradėjo, sako, Dieve, ką man reikia daryti? Ir tada, mano SMS-as ateina. Jisai paima tą telefoną į rankas, skaito ir ten parašyta šitai. Jeigu dabar tave šitas šėtonas suėmęs, sakyk jam šituo žodžius. Ne aš, bet tas, kuris gyvena manyje, tu sako, dink iš šitų namų. Ir tu būsi išlaisvintas. Ir jisai tai padarė. Jisai buvo fiziškai laisvas. Aš fiziškai, protiškai šito negalėčiau atlikti.
Be šventosios dvasios tai yra neįmanoma. Be Dievo vedimo tai yra neįmanoma. Ir aš net nesijaučiu čia kažką padaręs. Tarsi, kažkaip panaudoja mane ir viskas. Bet jūs matot, kaip šventoji dvasia veikia ir koks yra nuostabus dalykas šventoji dvasia. Šventoji dvasia yra asmuo. Tas draugas mano, kaip jis įtikėjo, jisai važiavo mašina į darbą ir aš pamenu, jam metus skelbiau evangeliją, aš taip norėjau, kad jis įtikėtų. Aš pamenu, kai jau praradau visiškai kantrybę, nes buvau nusiborę, kad žmonės juokas nuolatos. Aš jam sakau, ateina momentas, kai tu būsi prispaustas ir tu šauksies Dievą ir tu labai nustepsi, Dievas tau atsakys. Tai jisai važiavo mašinui ir jisai tarsi tokia depresija vidinė apėmė jį, tarsi viskas jam nesiseka. Stengės darbą susirasti, vaikučio nori susilaukti, niekas nesiseka iš viso. Ir jis važiuoja mašinė ir sako, aš prisiminiau, kaip tu man sakei šitos žodžius. Ir aš tada sakau, Dieve, parodyk, kad tu tikras. Ir jis sako, tą akimirką iš karto suvokė, kad kažkas dar mašinoje sėdasi. Aš sako, nemačiau, bet aš suvokiau, kad tai yra asmuo. Kad kažkas sėdė ir aš visiškai nusiraminau. Ir tą rytą, kai jis atvyko į darbą, priejo menedžeris priejo ir sako, mes norim atsakyti tavo application, tave priimti į darbą QA. Ir tai buvo tokia jėga. Bet tai yra asmuo. Ir tas asmuo kaltina dėl nuodėmės. Nes tai yra be galo svarbu šitam pasauliu. Kad mes suvoktumėm, kad mes esame nuodėmingi. Nes žmogus, kuris galvoja, kad jisai neturi nuodėmės, jis neateis pas Dievą. Jam neišeis ateiti pas Dievą. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Smith Wigglesworth, jisai keliavosi iki traukinio ir jisai nuėjo į tualetą ir tam turėjo maldos laiką. Jisai grįžta atgal į kupę ir šalia jo sėdėjo kiti vyriškiai du ir jis atsisėdo, jisai nieko nesakė. Ir vienas iš tų vyriškių pažvelgė į jo akis, suklupo ant kelių ir sako, sako, aš toks esu nuodėmingas, man reikia susitaikyti su Dievu. Matot, kaip veikia šventoji dvasia. Šiandien mes sakysim, tai čia yra tik tais šitiem išskirtiniem žmonėm, pastoriam, arba ten evangelistam žymiesiems, Katrin Kulman, Reinhardui Bonkiai, Jonui Petrui ir taip toliau. Šventoji dvasia yra kiekvienam iš mūsų. Ir šiandien norim užduoti klausimą. Kai buvo ta sekminių diena ir kai šventoji dvasia nužengė ant apaštalų, kiek iš jų buvo? Kiek iš viso tų apaštalų buvo? Apie 120, taip? Apie 120. Kiek iš šitų 120 apaštalų žinom mes? 12, gal kaip nors sukrapštysim. Gal jeigu dar stipriau pasigilinsim į šitą, mes galbūt surasim 20. O tai kur likę 100? Šventoji dvasia nužengia ant nežinomų žmonių. Šventoji dvasia yra nežinomam arba nežinomam žmogui, bet žmogui. Tikinčiajam, kuris tiki į Kristų, kiekvienam, sako, yra pažadas, paskutiniam dienom aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Ant moters ir ant vyro, ant vaiko ir ant senojo, ant vergo ir ant laisvojo. Tai nėra kažkokiam žmogui, tai yra kiekvienam iš mūsų. Ir tai yra be galo svarbu. Nuodėmė ateina parodyti, kas yra teisumas. Šiandien mes lyginam vienas su kitu. Sakom, aš esu šiek tiek teisesnis negu šitas. Aš esu kažkiek teisesnis negu šitas. Ir aš esu tikrai daug teisesnis už Staliną. Arba už Leniną, arba už Hitlerį. Daug teisesnis. Aš esu teisesnis už tą žmogų žudį, kuris ten nužudė tokį ir tokį žmogų. Kas yra teisumo standartas krikščioniškam keliui? Kristus. Teisumo standartas yra Kristus. Į Kristų mes turim lygintis, o ne vienas į kitą. Ir ne vienas su kitu turim lygintis, bet lyginti save su Kristum ir sakom tada, su Kristum nepasilyginsi. Jeigu ant vienos svarstyklių pusės būtų Kristus, mes ant kitos, tai mes galėtume iš visų šokinėti ant tų svarstyklių ir, man atrodo, mes jau vis tiek nenusvertume. Bet kaip parašyta? Dėl teisumo, nes aš einu pas Tėvą ir jūs manęs daugiau nematysite. Tik Kristus sugebėjo ateiti šitą pasaulį, gimti šitame pasaulyje, būti visiškai teisiu per visą savo gyvenimą ir pats nueiti pas Tėvą.
Tik Kristus sugebėjo tai padaryti. Ne vienas iš mūsų to negalėtume padaryti. Tai dabar sakysim, kaip tada, iš kur mums gauti tokį teisumą, kaip mums nebedaryti nuodėmių, kaip mums elgtis teisėjai. Teisumas yra užtikrinamas kuo? Tikėjimu. Kai mes tikim į Kristų, mes tampam teisūs. Kai mes tikim į Kristų, mūsų teisumas pasidaro jame. Mes randam savo teisumą jame. Ir tada šventoji dvasia žiūri mus ir sako, jo, tau dar yra, kur pasistengti, bet nebijok. Nes tavo teisumas yra Kristuje Jėzuje. Aš tau garantuoju, tu esi Dievo vaikas. Aš pati tau sakau, tu esi Dievo vaikas. Aš pati tau liudiju, kad tu esi Dievo vaikas. Man tai čia yra tokia jėga. Nes aš nesijaučiu tobulas, bet ir kartu turiu tobulą džiaugsmą jame. Nes aš nesijaučiu šventas, bet ir tarsi jaučiuosi šventas jame. Ir man tai yra čia tokia jėga. Šventoji dvasia man tai apreiškia. Šventoji dvasia turi apreikšti tikrai teisumą. Mes galime iš visų jėgų suspausti kumščius ir sakyti, aš būsiu teisus be Kristaus. Ir tai mums nepasiseks. Nes atvyko sykį toks kolega į darbą, naujas darbuotojas buvo, ir aš pamenu, jis atsisėdo, mes kartu su juo pietavom ir jis sako man, o tu tiki Dievą? Ir aš, geras, jo, sakau, o tu, sakau, tiki Dievą? Jo, sako, bet aš ortodoksas. Sakau, nesvarbu, tu, sakau, tu tiki Kristų? Jo, broli, sakau. Ir tada jis man sako, ne, brolis aš. Sako, man iš tikrųjų tai krikščionis tokį biškį keistokai. Ir aš taip, tik pakeitė temą. Sako, nes jie vis apie tą teisumą šneka, o aš pats sugebu, sako, būti teisus. Sakau, geras. Sakau, gerai, palauksiu, galvoju. Nes labai greitai teisumas pasirodo, tas tikras teisumas pasirodo. Tada mes su juo padiskutavom biškį ir jis pradėjo šnekėti apie darvinizmą ten, apie evoliuciją ir visą kitą. Ir aš galvoju, kodėl jis iš karto nuo to nepradėjo. Aš taip, vos apsipazorinau prieš jį, sakau, broli. Paskui sėdžiu taip, brolis visai. Bet jisai man sako, aš stengiuosi būti geras, sako, aš su visais išbūnu geras, aš visus myliu, sako. Ir jisai toliau, mes šnekamas. Ir po to jisai sako, bet tu, sako, toks esi klaunas su savo tokiu tikėjimu į Kristų. Aš galvoju, meilė pasirodė, myli, sakau, iš karto teisumas pasirodo. Nes taip yra. Žmonės, kurie yra ne su Kristum, jie teisus ilgai negali išbūti. Arba jų teisumas apsiriboja tuo teisumu, kad, tu man geras ir aš tau geras. Ir žinot, tokio žodžio, kaip, pavyzdžiui, teisinga moralė, jo nėra. Tas žodis, jisai negali apibūdinti mūsų teisumo. Moralė mums neegzistuoja. Moralė tai yra teisumo principas pasaulyje. Tai yra tokie tam tikri lygiai moralės pasaulyje. Mūsų krikščionybė, mūsų tikėjime šito negali būti. Taip pat kaip tolerancijos. Tolerancija tinka pasaulyje ir moralė tinka pasaulyje. Mes tų žodžių neturėtume vartoti, nes mes esam teisūs Kristuje, nesavyje. Tokio dalyko kaip moralė mums nėra. Nes žinot, pavyzdžiui, netikintis žmogus gali, aš pamenu, aš kai rūkiau tabaką anksčiau, aš virtuvėje negalėdavau rūkyti, nes, virtuvėje valgai, tai visą laiką eidavau kiemą rūkyti. O kitas gali savo pūstą, savo dūmą virtuvėje ir jam viskas gerai. Tai va čia ir mes matom skirtingą moralę. Aš to negaliu, o jis gali ir jisai jaučiasi lygiai taip pat patogiai, kaip ir aš, ten nerūkydamas. Skirtingos moralės, skirtingi lygiai, bet tai būna pasaulyje tik tai. Tarp mūsų to negali būti. Mūsų teisumas yra vienas. Kristuje Jėzuje. Ir mes savo teisumu vienas kitam galim sakyti, aš jau čia tiek padariau, o tau dar biškį trūksta. Ne. Jeigu mes tikime Kristų, mes esame vienodai teisūs. Tik vienam ar kitam dar reikia kur pasistengti, sakysim. Ir dėl teismo. Kristus čia sako tokius žodžius, sako, nes piktasis yra nuteistas. Ir čia prasideda tie žodžiai labiausiai pasauliui nepatinkantis, kai sakom, kad pasaulis laukia Kristaus teismo. Pasaulis yra po jo teismu. Netikintis į Kristų priklauso piktajam. Taip jis yra sukurtas tobulo Dievo,
Bet jeigu jis jį netiki, jis nėra jo. Jeigu jis nėra jo, jis nepriklauso pats savo. Jis priklauso piktai. Jeigu piktasis yra po teismu, reiškia, kiekvienas netikintis yra po tokiu pačiu teismu. Mes apreiškime Jonui skaitom, kad ir bus įmestas į ugnies ežerą piktasis ir visi jo tie pagalbininkai. Ir taip pat sako, bus įmesti visi, kurie netikėjo Kristų. Ir tą patį ežerą, tą patį sieros ežerą. Ir čia šitie žodžiai labiausiai nepatinka pasauliui, nes tu sakai, tarsi tu jį pasmerkai, bet mes dar kartelį turim suvokti, ne mes tai sakom. Kai šventoji dvasia tai daro, tai skamba visai kitaip, nei mes galvojame. Šventąją dvasią visada dar yra meilės elementas tame. Mes žmonės netgi nesugebam suvokti vienas kito emocijų. Labai dažnai pastebiu, kai mes Facebook'e, Messengeryje kažką parašo, po to ten prasideda kaip toda. Ir aš galvoju, ten gal nesuvokė, kaip ten parašė vienas kitam. Nes iš tikrųjų labai yra sunku suvokti, rašai raidėm tik tai. Po to vienas kitas pradeda ten, žodžiu, biškį rasoti. Ir lygiai taip pat ir čia, mes galim netgi ir Facebook'o nekišti. Mes dažnai pasakom kažką, ir tas žmogus netaip supranta ir mes po to pradedam, žodžiu, tą ginčą. Tame turi būti meilė, tame turi būti Tėvo šventumas. Kiekviename iš mūsų pokalbiai. Ir lygiai taip pat, kai mes skelbiame Evangeliją. Taigi visi šitie 3 elementai yra ir mum, bet labiausiai pasauliui. Nes Kristus sako, aš atsiųsiu glodėją ir jis apkaltins ką? Pasaulį dėl nuodėmės. Dėl netikėjimo. Dėl nuodėmės, nes jie netiki manimi. Aš parodysiu jiems teisumą. Dėl teisumo, nes aš einu pas Tėvą ir jūs daugiau manęs nematysit. Ir dėl teismo, nes piktasis yra nuteistas. Virš šio kybo teismas. Taip pat kaip ir prieš kiekvieną iš mūsų. Ir tai yra be galo svarbu suvokti, kad godėjas, šitas pagalbininkas mums, yra taip nepaprastai reikalingas. Nes mes puikom rankom savo pačio išmintim pasaulio neišgelbėsim. Mums reikia kažkokios jėgos, mums reikia dieviškos jėgos. Mes apsiribosim savo išmintim, savo protais, savo išsilavinimais ir visai kažkuo kitu. Tai yra gerai, aš to nesmerkiu. Bet jeigu tik tai dėja tai yra netgi pravalas. Mano akim žiūrint ir greičiausiai ne Dievo akim žiūrint. To kiekvienas iš mūsų turim siekti to pagrindinio elemento mūsų gyvenime, kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Sakau kiekvienoje gyvenimo situacijoje, nes kai skaitau apaštalų darbus, aš matau, kad jie darydavo sprendimus, atsiklausdavo šventosios dvasios. Šiandien mes šito nedarom. Šiandien mes nusprendžiam ir sakom palaimink. Šiandien mes šito nedarom. Šiandien mes neklausim šventosios dvasios, ką mums pirkti. Nes mes sakom, kad mes turim išmintį, mes galim paskirstyti finansus teisingai. Ne. Mažiausiuose dalykuose reikia klausti šventosios dvasios. Nes tai yra Dievas. Tai yra Dievo išmintis. Ir jeigu mes tarsi jos atsisakom, mums nereikia, aš pats galiu. Ir šiandien aš netgi galiu išgirsti iš jūsų, sakyti, aišku, ir aš kai kur galiu ir pats. Gali. Bet man atrodo, jeigu atsiklausi šventosios dvasios ir gauni šio patvirtinimą, tu tai darai su visai kita širdim, su visai kitų užsidegimu. Ir man atrodo, jeigu šventoji dvasia sako, ne, šito nedaryk, ir tu paklusti tam, tu jauties lygiai toks pat laimingas. Visa tai prasideda nuo lyderių, visa tai prasideda nuo narių, visa tai turi prasidėti nuo viršaus. Užsibaigti visais mažaisiais. Bet tame turi būti šventoji dvasia. Jeigu tame nėra šventosios dvasios, tai nėra apie ką tada šnekėti. Šventoji dvasia. Man patinka, ką Smith Wigglesworth sako. Žinot, kai žmogus įtiki, kai žmogus tik atgimsta iš aukšto, jis tampa kūdikis. Jis pasidaro mažas kūdikėlis.
Mažas kūdikėlis, jis negali išbūti ant dešinės, ilgai ant šono pradeda kriokti. Negali išbūti ant kairio šono, vėl pradeda verkti. Ant nugaros vėl tas pats, jis vėl jam nebepatogu, reikia jį pakeisti poziciją, reikia jį ant rankų paimti, reikia biškį pačičiuliuoti. Mažas vaikas šaukia, rėkia, sako, noriu valgyti, duoda valgyti mama jam. Bet jis pats negali nueiti iki virtuvės, žodžiu, pats pasišildyti to pieno, įsidėti į aparatą, kad pašildytų, kad dezinfekuotų tam pieną, pats pasidaro žodžiu pieną. Mes to negalim tikėtis iš kūdikio ir taip pat krikščioniškam gyvenime. Mes negalim iš tik ką atgimusio krikščionio reikalauti, kad jis eitų, žodžiu, į pasaulį ir ten ąžuolus vartytų su kirviu. Eitų per pasaulį šienautų, žodžiu, vaisius jau matos iš karto. Jo gyvenime jau ten tūkstančiai įtiki, jis jau nuodėmių nebedaro, nebesuklumpa visai. Tai yra kvailystė, jeigu mes to tikimės iš tik ką atgimusio žmogaus. Ir man patinka, kai Smith Wigglesworth sako. Sako, yra vienas toksai dalykas apie kūdikius. Jis priima viską, ką tu jam duodi. Jis net nepasvarsto, o tas suaugęs žmogus jisai svarsto. Ar jam reikia šitai pamėgti, taip pat su Dievo žodžiu. Jisai svarsto. Čia taip jau nelabai patogu. Kūdikis jis priima viską kaip yra. Suaugęs žmogus jau šito nebegali padaryti. Ir labai dažnai bando gauti Dievą, kas jam yra geriau. Suaugęs žmogus. Bet mažas kūdikis, jisai viską ima iš motinos. Ką jam motina duoda. Jeigu duoda pieno, tai jisai netgi gali praryti visą tą buteliuką kartais. Aš pamenu, kai Elija maitintų, man reikėdavo kartais per atstumą laikytis. Visą įsideda. Tuos visą tą buteliuką nori suvalgyti. Kūdikėlis negali vaikščioti, bet mama jį paima ir neša. Kūdikėlis negali pats savęs apsirengti. Žodžiu, Elijas apsimano batus, susiriša, pasikeičia pampersą pats, bet mama jį aprengia ir valo. Kūdikėlis negali šnekėti, jis nemoka šnekėti. Taip pat ir mūsų gyvenime su dvasia. Tai, ko mes negalime, ir mes pripažįstam, kad to negalime. tą padaro už mus Dievas. tą padaro už mus dvasia. Kai mes sakom, aš šito negaliu padaryti. Kas aš toks, kad aš galėčiau tą žmogų įtikinti dėl nuodėmės? Kas aš toks, kad aš galiu tą žmogų jam parodyti tikrą teisumą? Nes aš nesu teisus. Mano teisumas Kristui. Man reikia šventosios dvasios, man reikia tavęs šventoji dvasia. Taip pat ir mūsų gyvenime dvasia.